Sveiki. Šiandien norėčiau pakalbėti apie reiškinį, kuris, tyliai, bet labai net šaukiamai keičia visą Europą. Senstanti visuomenė. Būtent. Ir skaičiai, žinokit, verčia sunerimti. Pagal Eurostatą praeitais metais senjorai sudarė, daugiau nei 5% visų ES gyventojų. Taip, virš 20%. Ir Lietuvoje vaizdas labai panašus. Labai panašus. Šiemet irgi apie tos pačius 20% sukasi. Bet šiandienos mūsų analizė ne apie sausus demografinius skaičius. Ne, tikrai ne. Mes remsimės Astos Vaitkevičienės ir Vaidutės Ringienės mokslinių tyrimų ir pažvelgsime į tai, kas, slypi už tų procentų. Matot, socialinio darbuotojo vaidmuo ligoninėse per 10-metį beveik nepakito. O žmonių problemos, jos tapo nepalyginamai sudėtingesnės. Taip. Tai kyla klausimas, kas nutinka, kai sistema, kuri sukurta padėti tiesiog, nebespėja su realybė, kas atsitinka tam vienam žmogui, tam pačiam pažeidžiamiausiam, kuris tiesiog įkrenta į sistemos plyšį. Būtent. Ir todėl šiandienos analizės centre nedidelės apklausos, nesausa statistika, mes gilinsimės į vienos socialinės darbuotojos patirtį. Per fenomenologinę analizę, taip. Skamba sudėtingai. Skamba sudėtingai. Bet idėja, tiesą sakant, labai paprasta. Užuot žiūrėję į šimtus eilučių, mes giliai pasinersime į vieno konkretos atveju, vienos darbuotojos patirtį. Tarsi per didinamąjį stiklą. Tiksliai. Ir per jos istoriją pamatysime visos sistemos problemas. Patikėkit, ši viena istorija gali papasakoti daugiau nei 1000 anketų. Jie atveria tas gilias, sisteminės spragas tarp sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos. Gerai, tai nusikelkime į tos istorijos centrą. Koks tos žmogus, kuris atsidūrė šitoj, sistemos mėsmaliai? Vaizdas, kurį piešia šaltiniai, tiesą sakant, sukrečiantis. Labai sunkus vaizdas. Senyvas vyras, rastas savo namuose, kurie apibūdinami kaip visiška landynė, permirktas šlapimų išmatomis. O Dieve. Jis neturi galiojančių dokumentų, ryšiai su vaikais seniai nutrūkę, piknaudžiauja alkoholiu, tiesiog visapusiška krizė. Ir čia mes susidurėme su tuo, ką straipsnėje specialistai vadina nepatogu klientu. Nepatogus klientas. Ką tai reiškia praktiškai? Jo elgesys apibūdinamas kaip dygliuotas. Jis keikėsi, vartojo rusiškus keiksmažodžius, grubiai atstūmė bet kokią siūlomą pagalbą. Iš pirmo žvilgsnio tiesiog agresyvus, nemalonus žmogus. Putinius orumo likučius. Vadinasi, kai nebeturi nieko, pradedi ginti spygliais. Tiksliai. Bet problema ta, kad kiti specialistai, pavyzdžiui, gydytojai ir slaugytojai, kurie, nėra socialinio darbo ekspertai. Jie mato ne desperaciją, o tiesiog įžeidimą. Jie tai priima asmeniškai. Jaučiasi sutrikę, įžeisti ir, natūralu nori atsitraukti, jie juk nėra apmokyti dirbti su tokiu elgesiu. Ir čia atsiveria baisus uždaras ratas. Šį žmogų jau atstumė šeima, draugai, visas jo socialinis pasaulis. Visiškai. O dabar jo paties elgesys, kylantis iš nevilties, skatina atstumimą ir iš tų, kurie bando jam padėti. Ir reikia suprasti, jog tokių žmonių, kurie vieniši, apleisti, be artimųjų, senstančioje visuomenėje tik daugės. Ar ši istorija yra reta išimtis, ar ateities kasdienybė? Labai geras klausimas. Ir tyrimas rodo, kad tai vis dažnėjanti realybė. Jis tampa tokia karšta bulve, kurią visi stengiasi kuo greičiau permesti kitam. Ir ta karšta bulvė galiausiai atsidūrė ligoninės priimamajame, atveža greitoji. Taip. Gydytojai jį apžiūri ir konstatuoja, jokių ūmių medicininių priežasčių guldyti stacionarą nėra. Jokių. Formaliai pagal visas taisykles jį reikėtų tiesiog išleisti. Bet išleisti kur? Į tą pačią landynę, kuris akivaizdai negali savimi pasirūpinti. Ir štai medikai patenka į spastus, tiesiog į etinę ir teisinę aklavietę, nes ir vienaip ir kitaip blogai. Kokia ta aklavietė? Pagal galiojančias taisykles, pacientas skubios pagalbos skyriuje gali būti laikomas neilgiau nei 24 valandas. Tai yra ta raudona linija. Bet ką daryti po tų 24 valandų? Išmesti žmogų į gatvę žiemą? Taip, tai neįsivaizduojama. Bet palaukit, tai reiškia, kad gydytojai atsidūrė situacijoje, kai turi rinktis tarp taisyklių ir žmogiškumo. Ar jie realiai rizikuoja, jei nusprendžia taisyklės pažeisti? O taip.
Kokia atsakomybė jiems grėsia, jei paaiškėtų, kad jie, pavyzdžiui, falsifikuoja simptomus vien iš gailesčio? Taip, rizika yra. Teoriškai už dokumentų klastojimą ar taisyklių pažeidimą grėsia tarnybinės nuobaudos. Bet šaltinyje atskleidžiama, kad praktikoje medikai sąmoningai renkasi žmogiškumą. Ką jie daro? Jie arba pritempia simptomus, įrašai lygos istoriją kažką, kas leistų jį paguldyti, arba tiesiog laiko pacientą neoficialiai. Kaip tai neoficialiai? Ant kėdės koridoriuje slaugos personalo prižiūrima. Jie patys pripažįsta, kad tai yra sistemos spragų kamšymas savo pačių rizika. Tai atskleidžia milžinišką atsakomybės vakumą. Absoliutu. Nei sveikatos apsaugos, nei socialinė sistema nėra pasiruošiusi operatyviai perimti tokius sudėtingų, kompleksinių atvejų. Ligoninė, kurios funkcija gydyti ligas, staiga tampa socialinės problemos įkaitė. Suprantama. Gydytojai tyrimo metu atvirai kalba apie didžiulio frustraciją, bejėgiškumą ir pyktį. Jie sako, kad tokių atvejų nemažėja, o nuolat daugėja, ir jie tiesiog neturi jokių įrankių išskyrus savo pačių sąžinę. Visos durys atrodo uždalytos. Ir čia į sceną žengia socialinė darbuotoja. Kokių kortų ji turi savo rankose, kai aplink vienos sienos? Labai nedaug, kaip paaiškėja. Jos pastangas aprašytos tyrime primena tikrą biurokratinį trilerį. Išties. Ji pradeda nuo logiškiausio žingsnio, skambina į to pačiu rajono ligoninės slaugos skyrių. Atrodytų tai vieta kaip tik tokiam pacientui. Bet atsakymas griežtas ne. Dėl ko? Vietų nėra? Ar? Ne, priežastis kur kas žmogiškesnė ir kartu absurdiškesnė. Pasirodo, personalas yra asmeniškai įsižeidęs dėl šio paciento elgesio ankstesnio gydymo metu. Asmeniškai įsižeidęs. Taip. Ir tiesiog atsisako jį priimti. Asmeniškumai nugali profesionalumą. Kitas bandymas ieškoti vietų kitose rajono ligoninėse, ten jau kita problema, tiesiog nėra laisvų vietų. Atsimušama į resursų trūkumą. Gerai, medicinos sistema nepadeda. Kitas logiškas žingsnis – šeima. Taip, trečias bandymas. Jis suranda ir susisiekia su paciento sūnumi. Jo atsakymas – šaltas ir galutinis. Tėvas mūsų neaugino, ryšio nėra, padėti negaliu ir nenoriu. Oho. Paprašo tik pranešti, kai tėvas mirs, bet nieko daugiau. Viskas. Čia atsimušama į žmogiškųjų ryšių griūtį. Sunku net komentuoti. Kiekvienas tas neatskleidžia vis kitokią sistemos ydą. Iš pradžių asmeniškumai, nuoskaudos. Tada resursų trūkumas, tada šeimos abejingumas. Kas toliau? Biurokratija. Būtent. Ketvirtas bandymas – vietos valdžia. Socialinė darbuotoja skambina seniūniai, savivaldybės darbuotojai. Ir čia prasideda klasinis futbolas. Atsakomybės stumdymas. Visiškas jos išsisukinėje, ignoruoja skambučius, perduoda ragelį viena kitai, visiškas atsakomybės nusimetinėjimas. Ir štai čia, man atrodo, mes matome pirmą didelę esminę problemą, kurią atskleidžia šis tyrimas, tai ką autoriai vadina socialinio darbuotojo galios skurdu. Tiksliai. Idėja graži, ant popieriaus egzistuoja toks terminas kaip tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Bet realybėje, kaip matome, socialinė darbuotoja yra, bedantė. Ji neturi jokių realių svertų paveikti kitas įstaigas. Visiškai jokių. Jie atsiduria situacijoje, kai turi išspręsti problemą, bet neturi jokių įrankių. Ji gali tik prašyti, įtikinėti, skambinėti ir, tiesiog maldauti, bet negali nieko įsakyti ar pareikalauti. Viskas priklauso nuo geranoriškumo. Jos profesinė galia yra menka. Viskas priklauso nuo kitų žmonių asmeninio geranoriškumo, kurio, kaip matome, katastrofiškai trūksta. Ir tuomet, kai atrodo, kad viskas aklavietė, įvyksta lūžis. Penktasis bandymas. Visiškai išsiekinta ir neturėdama kitos išeities, socialinė darbuotoja priima neįtikėtinai drąsų sprendimą. Ji nusprendžia skambinti tiesiai rajono mero pavaduotojai. Apeiti visus vidurinius laiptelius ir eiti tiesiai į viršūnę. Ir tai yra tai, kas straipsnio autoriai pavadina jos galios spindesiu. Tai rizikingas ėjimas. Labai kūrybiškas, nestandartinis ir, tiesą sakant, rizikingas. Jis supranta, kad horizontalūs ryšiai neveikia, todėl nusprendžia pasinaudoti vertikalę hierarchinę valdžią. Ir tai suveikia? Suveikia kaip stebuklas. Po skambučio iš viršaus ta pati seniūnė, kuri anksčiau ignorano skambučius ir atsikalbinėjo, staiga pati paskambina. Staiga perskambina pati. Jos tonas malonus, dalykiškas ir ji pažada problemą išspręsti.
Hierarchinis spaudimas padaro tai, ko nepadarė nei prašymai, nei argumentai. Viena vertus, jos poelgis tikrai drąsus ir vertas pagarbos. Ji pasiekė rezultatą. Bet kita vertus, ar tai netapo pavojingu precedentu? Ar tai nereiškia, kad sistema veikia tik tada, kai kas nors paskambina iš viršaus? Labai geras pastebėjimas. Dabar visi žinios, kad norint kažką pasiekti, reikia eiti per vadovų galvas, o ne bandyti normaliai bendradarbiauti. Čia paliečiamas esminis dalykas. Ar tai yra pergalė, ar tik simptomas, parodantis, kokia iš tiesų serganti yra sistema. Ir kokia ta pergalė? Ir net ši pergalė yra labai kompromisinė. Paaiškėja, kad pacientas bus perkeltas ne į slaugos ligoninę, kuriam ir vieta, atsižvelgiant į jo būklę, o į nakvynės namus. Bet palaukit, nakvienės namai juk nėra pritaikyti prižiūrėti žmonės, kurie negali savarankiškai judėti ar pasirūpinti asmens higieną. Tai visiškai kita įstaigos paskirtis. Žinoma, problema formaliai spręsta, žmogus neliko gatvėje, ligoninė atlaisvinta. Bet ar jais prasta kokybiškai? Ar patenkinti jo realos poreikiai? Vargu. Vargu. Tai labiau primena problemos perkelimą iš vienos vietos į kitą, o ne jos sprendimą iš esmės. Gaisras užgesintas, bet nuodieguliai teberūsena. Pereikime prie pačios socialinės darbuotojos vidinių išgyvenimų. Manau, tai nemažiau svarbi šios istorijos dalis. Negaliu net įsivaizduoti to jausmo, tos bejėgystės, pykčio, sumišimo. Ypač stiprus jausmas, kurį ji pati įvardinė kaip svetima gėda. Jai gėda prieš gydytojus už visos savo srities, visos socialinės sistemos neveiksnumą. Taip, ji mato, kaip medikai laužo taisyklės ir rizikuoja iš gryno žmogiškumo, o jos pačios srities specialistai, kitos institucijos tiesiog nusisuka, prisidengiandamos taisyklėmis ar asmeninėmis nuoskaudomis. Šis kontrastas ją tiesiog pribloškia. Ir straipsnėje cituojamas jos rektorinis klausimas, kuris man tiesiog įstrigo. Ar mažesnis darbo krūvis yra socialinio darbo slaugos ar pačios žmogiškumo esmė? Stiprus klausimas. Tai klausimas, kuris atskleidžia gilų vertybinį konfliktą. Ji mato, kaip institucijos, kurių tikslas yra padėti, vadovaujasi ne empatija ar pareiga, o noru išvengti nepatogumų. Bet kas fascinuoja, tai kaip ši sunki, traumuojanti patirtis virsta profesinio augimu. Taip. Nepaisant visų neigiamų emocijų, ši krizinė situacija ją privertė peržengti savo baimės. Jie išdrįso padaryti tai, ko galbūt niekada anksčiau nedarė, kreiptis į aukščiausią savivaldybės valdos lygmenį. Vadinasi, ji ne tik išsprendė konkrečią situaciją, bet ir pati pasikeitė. Būtent šis atvejas, nors ir be galo sunkus, sustiprino jos pasitikėjimą savo jėgomis. Dabar ji daug aiškiau suvokia sistemos trūkumus, supranta, kur yra silpnosios grandis ir žino, kokie netradiciniai veiksmai kartais yra būtini. Supratau. Jos refleksija atskleidžia milžinišką atotrūkį tarp humanistinių socialinio darbo idealų, kurių mokoma universitetuose, apie partnerystę, bendradarbiavimą, ir realybės. Ir brutalios institucinės realybės, kurioje tenka grumtis su biurokratija, abejingumu ir atsakomybės stoka. Ji išmoko žaisti pagal realias, o ne išgalvotas taisyklės. Gerai, pabandykime apibendrinti. Ką mums pasako ši viena, bet tokia daugiasluoksnė istorija? Ką jie atskleidžia apie visą sistemą? Manau, kelis esminius dalykus. Man atrodo, pirmiausia, jis skaudžiai parodo, kad socialinis darbuotojas sveikatos apsaugos sistemoje yra tarpininkas be realios galios. Taip, jis tarsi diplomatas be kariuomenės užnugaryje. Antra, akivaizdu, kad tarp sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų žioji didžiulė, neužpildyta spraga. Juodoji skylė. Į šią spragą, kaip į juodąją skylę, ir įkrenta patys pažeidžiamiausi. Jie tiesiog pakimba tarp sistemų, nes nei viena, nei kita sistema nėra iki galo pasirengusi prisimti atsakomybės už tokius kompleksinius, netvarkingus atvejus, kurie neįsitenka į jokias iš anksto paruoštas lentynėles. Ir trečia, turbūt liūdniausia išvada, kad formalus bendradarbiavimas, taisyklės ir net empatija dažnai neveikia, kol nėra įsikišimo iš viršaus. Deja, taip. Socialiniams darbuotojams. Ji liečia kiekvieną iš mūsų, nes, bet kurio iš mūsų artimasis, ar net mes patys, galime vieną dieną atsidurti toje tarpinėje stotelėje tarp ligoninės ir namų.
Ir tai mus atveda prie paskutinės provokuojančios minties, kurią kelia patys straipsnio autoriai ir kurią norėčiau palikti mąstymams. Gerai. Jei praktika rodo, kad vienintelis veiksmingas būdas pasiekti rezultatą yra pasinaudoti hierarchiniais ryšiais, daryti spaudimą, galbūt socialinio darbo specialistus ir reikėtų to sistemingai mokyti. Oho. Galbūt tai turėtų tapti ne išimtine, o normalia socialinio darbo praktikos dalimi. Vadinasi, mokyti ne tik kaip bendradarbiauti, bet ir kaip daryti spaudimą. Būtent. Ir svarbiausias klausimas kylantis iš to, ką tai pasako apie sistemą, kurioje taisyklės, žmogiškumas ir empatija neveikia, o spaudimas iš aukštesnės valdžios veikia. Jei sistema funkcionuoja tik iš malonumas arba iš baimės, kai paskambina viršininkas, tai ar mes iš vis turime sistemą?